Taip, lapkričio 28 rodau infrastruktūrą aplink Silk Tower. Ten yra pliažas, kaip matosi. Čia yra tokios kolonos labai gražios. Matomi Tower. Dabar einu link dainuojančių fontano. Fontanai. Meridian. Čia ambasadorius stato gražų pastatą. Ir pliažas kitoje pusėje. Eikim prie vandens. Čia, kaip minėjau, yra labai gražus parkas, didžiulis, su paukščių zooparku, taip sakant. Labai gražus ambasadorių restoranas. Dar nebuvau, bet sako, super skanu. Taip, čia reiškia ateiname arčiau Silk Towerio vietos. Porto Tower, abėcėlės restoranas, ten viršuje yra besisukanti platforma. Štai ir einam gal vandens parodysiu. Aišku, kalnai visi. Labai čia graži teritorija. Štai vanduo. Labai faina. Saulė kaip šviečia. Čia privatus pliažas. Štai kokiu momentu pataikiau. Taip, visi yra kalnai. Čia marina, kaip minėjau. Čia pramogų galima surasti, kokių tik nori. Štai ten yra jachtų klubas, kurį stato Silk Tower. Einam toliau. Štai ateinam į parką, kurį padovanojo Silk Group miestui. Už šitos tvoros, matosi, jau prasidės pastatų statybos. Labai moderniai atrodo. Ir šitas parkas, žinoma, labai gražiai žiūrėsis kartu su Silk Tower pastatais. Senamiestis, tai ten yra labai fainas restoranas, tai terasa. Senamiestis, šitą pastatą, užkelės. Faktiškai galima sakyti, kad šita vieta ir yra senamiestis. Tai gerą vietą užėmiau. Tai štai čia bus pastatas. Čia yra labai skanus steiko restoranas. Einu dabar į Europos aikštę. Žuvies restoranas, kvartalą praėjau. Ir aišku, einant į senamiestį, čia vien barai ir restoranai. Tai aš jau senamiestyje, Europos aikštė. Matome mums žinomus jau
pastatus. Vasarą čia fontanai groja, ten itališkas labai fainas restoranėlis. Nu, žodžiu, gyvenimas čia verda. Kiekvienas turistas čia atvažiuoja būtent į šitą lokaciją aplink Silk Tower.